Mūsų laidos konsultantas, bendrovės Gampri direktorius Gintas Simonavičius sako, kad šiltnamio patvarumas ir ilgamžiškumas priklauso nuo daugelio dalykų. Pirmiausiai svarbu įvertinti medžiagas, iš ko yra šiltnamis pagamintas ir ar teisingai pastatomas. Šiltnamis, nors ir lengva konstrukcija, nėra tokia paprasta. Vis dėlto rekomenduočiau skirti daug dėmesio pagrindų paruošimui. Lietuvoje vyrauja du būdai šiltnamio pritvirtinimo. Vienas pats populiariausias tai yra įkasimas į žemę, o kitas yra tvirtinimas prie pamato. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, įkasimas į žemę yra žymiai paprastesnis darbas. Bet kai pradedi tą darbą daryti, matai, kad tai nėra nieko paprasto. Nes įkasti reikia kas 70 cm duobutės, šiltnamis visas kraiposi, šiltnamis nesilaiko, jis negalima jo išlyginti. Kita bėda pasirodo eksploatuojant šiltnamį, nes įkasam į žemę 20 cm, 15 priklausomai nuo modelio. O kai varpom žemę, mes kasam žymiai giliau. Ir visą laiką ta žemė yra judinama. Tai tas mūsų šiltnamis, matom, po kiek laiko pakeičia šiek tiek vietą, stovėjimą, jis gaunas kaip su kupra, išlinksta. Todėl mes rekomenduojam naudoti stabilesnį pamatą, įkasti blokelius ir prie blokelių pritvirtinti pamatą. Pritvirtinimas atrodo, kad ganėtinai sudėtingas, bet iš tikrųjų labai paprastas. Yra pamatinis profilis, kurį dedama ant įkasto blokelio. Ir komplektacijoje iškart yra tvirtinimo detalė, kuri kabinasi ir prikabina vankeriu. Viskas greitai ir paprasta ir patikima. Dažniausiai Lietuvoje būna dviejų tipų šiltnamiai. Arkiniai arba tiksliau tuneliniai šiltnamiai. Juose labai sunku įmontuoti stoglangius. Kodėl sunku? Kadangi yra lenktas karkasas, padaryti lenktą stoglangį yra tikrai sunku ir labai sunku atitaikyti vietą, kad jį teisingai primontuoti. Ir jeigu mes padarę stoglangį, sumontavę stoglangį, jis turi būti įrėmintas iš visų pusių, kad būtų rėmelis. Kam jo reikia? Tai yra labai paprasta, nes kai lietus lyja, jeigu nėra rėmelio, viskas bėga į vidų. Ir mes puikiai žinom, kad pomidorai labai nemėgsta, kai ant augalų bėga vanduo. Todėl stoglangis privalo būti įrėmintas. Kitu atveju, jeigu mes jo neįrėminam, tai yra tik skylė stoge. O jeigu mes nedarom stoge ventiliacijos, kaip mes tada užtikrinsim ventiliaciją augalams? Gintas Simonavičius sako, kad renkantis šiltnamis reikėtų rinktis tokį metalą, kuris nereaguoja arba mažiausiai reaguoja su cheminiais preparatais. Tarkim, šiltnamio dezinfekciją su sieros dūmadėže jūs galite daryti tik aliuminio profilių šiltnamiuose. Dažniausiai atvežti aliuminio šiltnamiai būna iš Kinijos ir mums sako, o koks skirtumas, aliuminis ir Kinijoje aliuminis. Bet kai mes paimam Kinijoje pagamintų profilius, mes iškart matom didžiulį skirtumą. Pavyzdžiui, čia yra Kinijoje pagaminto šiltnamio kampinis profilis, o čia yra mūsų profilis naudojamas. Manau, skirtumas akivaizdus. Čia kampas, kuris atlaiko didžiulės apkrovos. Sekantis profilis, kuris praktiškai yra visas šiltnamį, laiko visas plokštės, mes naudojame tokį profilį. Naudojant polikarbonatų plokštės, labai svarbu juos teisingai sujungti. Mūsų profiliai suprojektuoti, kad jie susijungia profilyje. Tai yra gražus, patikimas sujungimas. Lietuvoje dažniausiai naudoja plokščių sujungimui vieną plokštę uždeda ant kitos, perdengia 5 cm. Iš tikrųjų, tai yra labai blogai, nes šitoje vietoje tikrai labai daug priauga įvairiausių dumblių, parazitų, įvairiausių, tikrai pažaliuoja tas sujungimas. Ir jo išvalyti neįmanom, nes čia yra prijungto varžtais. Dažniausiai sutinkamų Lietuvoje šiltnamių profilis. Cinkuotos skardos profilis. Ir jis turi vieną labai didžiulę ydą. Jisai, kad būtų standesnis, yra suteikiama banga, suteikiama forma. Ir kai šiltnamį mes montuojam, mes pastatom profilį ir prie jo pridedam plokštę. Mes turime uždarą ertmę. O toje ertmėje paprastai ir apsigyvena lygos įvairiausios bakterijos ir jas jūs niekaip neprieisite išvalyti, nes visur yra uždaryta. Renkantis polikarbonato plokštę, reikėtų taip pat įvertinti šios medžiagos storį ir patvarumą. Pats populiariausias yra 4 mm, o ne 6, kaip mes kad naudojam. O ta sienelė yra labai plona. Ir kai ją pramuša, visas purvas patenka į vidų ir visą plokštį palieka juoda murzinai. Lietus kiaurai nebėga, bet plokštė šviesos nepraleidžia, vizualiai atrodo labai netvarkingai. Gamintojo rekomendacija 4 mm skaitus yra skirtas sienom. O šiltnamis turi ir sieną, ir stogą. Todėl jis yra nelabai tinkamas. 6 mm tinka ir stogui, ir sienų. Jinai yra dvigubai storesnė negu 4 mm plokštė. Todėl yra atlaiko didesnės apkrovos negu ketvertukas. Bet
pati plokštė dvigubai nekainuoja brangiau. Kai renkate šiltnamį, rekomenduočiau pasidomėti, koks atvažiuoja šiltnamis, kiek paruoštas. Ypatingai labai norėčiau atkreipti dėmesį į duris ir stoglangius, kad jeigu atvažiuoja durys nesukomplektuotos, tai jūs tikrai turėsit, jums durys sunkiai veiks, sunkiai darinėsis, atrodys negražiau, jums kiekvieną dieną pro jas praeit reikės ir jums kiekvieną dieną už akių klius, kad čia kreivai nupjojau, čia kreivai susukau. Žiūrėkit, kad jums atvežtų jau pusiau paruoštą, maksimaliai paruoštą gaminį. Mūsų durys atvažiuoja jau paruoštos maksimaliai, tai yra suknėdytos, jau paruoštos, lieka tik įstatyti. Ir mes esam vienintelis gamintojas, kuris durims naudoja polikarbonatą, kuris turi UV apsaugą iš abiejų pusių. Ultravioletinių spindulių apsauga polikarbonato plokštei yra dar viena šiltnamio patvarumo ir ilgamžiškumo garantija, sako bendrovės Gampri direktorius Gintas Simonavičius.